Kasmet Lietuvoje apie 18 000 žmonių sužino, jog serga onkologinė liga. Kiaušidžių vėžiu Lietuvoje suserga kasmet apie 400, miršta maždaug pusė susirgusių moterų. Lietuvos medikai ragina apie šią ligą garsiau šnekėti, kad kiekviena moteris suvoktų apie šios ligos ypatumus, gydymą ir klastą. Taip, jisai yra toksai. Tai yra susirgimas, kuris pradžiai nieko nesukelia, o galiausiai atsiranda pilvo apimties didėjimas, skausmas, ir tada jau konstatuoji, kad tai yra išplitęs kiaušidžių vėžys. Prieš 3 mėnesius tiesiog pajutau skausmą kairiai pusėje. Ir pavasarį tikrinausi, ir vasarą tikrinausi, ir nieko blogo nebuvo matyti. O rudenį jau viskas. Kiaušidžių vėžys 3 stadija C. Tai prasidėjo liga jaunai nei 30 neturinčiai moteriai. Vos prieš keletą mėnesių Šiauliuose jai atlikta chirurginė operacija. Tolesnio gydymo tęsti jį atvyko į Nacionalinį vėžio institutą. Kiaušidžių vėžys moterų žudiku vadinamas todėl, jog labai sunku šią ligą nustatyti jos pradžioje. Visame pasaulyje kiaušidžių vėžys diagnozuojamas vėlai. Tai reiškia 3-4 stadija, ligos stadija sudaro daugiau negu 60%. Taip yra todėl, kad kiaušidžių vėžys kaip liga jis neturi jokių specifinių simptomų. Pacientės pradžioj pakliuvo, kaip nekeista, pas gastroenterolus. Vėlyvose stadijose kiaušidžių vėžys metastazėmis apraizgo viską, ką tik pasiekia. Todėl pirmame gydymo etape svarbus radiologų bei onkologų chirurgų vaidmuo, kai svarbu pamatyti ir pašalinti ne tik naviką, bet ir visus įmanomus vėžio apimtus židinius. Konkretizuojant apie chirurginius veiksmus, tai yra svarbios visos detalės. Kur yra pacientė operuojama, kada jinai yra operuojama, kokia yra pooperacinė slauga. Turi būti operuojama tik tai specializuotose centruose, ten, kur operacijos metu gali dalyvauti ir turi dalyvauti įvairių specialybių chirurgai, ne vien tas pats ginekologas, tačiau ir pilvo chirurgai, ir angiochirurgai, ir urologai. Todėl, kad reikia pasiekti tam tikrą kokybės lygį. Stengtis visom išgalėm pacientę palikti be likutinės metastatinės ligos. Todėl tam reikia turėti visą komandą, visą tokį gerą būrį kolegų, kurie padėtų tai pasiekti. Šiuolaikinėje onkologijoje šios išplėstinės chirurginės operacijos yra milžiniškas žingsnis į priekį ir nauja viltis tokiems pacientams. Tai negali būti atliekama mažoj ligoninėje, tai negali būti daroma atsitiktinai pas chirurgą, kuris tai atlieka 1, 2, 3 procedūros per metus. Pacientas turi žinoti, kad dideliam kombinate gimsta kokybė. Pasaulyje kiaušidžių vėžio gydymas yra kompleksinis. Tai minėtoji intervencinė chirurgija, spindulinė, hormoninė terapija, chemoterapija ir tai, kas šiandien teikia vilčių – individualizuotas gydymas, biologinė terapija. Chemoterapeutas įsijungia daug vėliau. Pacientai pirmieji papuolę su kiaušidžių vėžių įtarimu, jie tikrai neteina pas chemoterapeutą. Ir mes juos pamatome tik tai galbūt multidalykinės komandos aptarimuose. Vėliau, jeigu liga labai išplitusi, mes pradedame nuo gydymo. Ir tada prasideda ilga epopėja. Daugeliu pacientų mes gydome labai ilgai. Būna 10, 15, 20 metų, kada ligos atkryčiai vis atsitinka. Tačiau mes negalime jų radikaliai išoperuoti ir vėl mes skiriame chemoterapiją, vėl gaunam remisijas ir vėl taip toliau. Todėl tie ligoniai praktiškai nuolatinai būna onkologo chemoterapeuto priežiūrai ir mes valdome tą procesą. Mes žinome, kad jų nepagydysim, bet mes turime pratęsti jų išgyvenamumą kiek galima geriau, ilgiau ir kokybiškiau. Šis sritis, chemoterapija, paskutiniaisiais metais taip pat progresuoja, tad ir pati vėžio samprata iš esmės kinta. Atėjus, aišku, į onkologiją naujų biologiškai aktyvių substancijų, atėjus taikinių terapijai, mes neabejotinai turime tam tikrą pažangą. Tačiau biologinė terapija tai yra tais atvejais, kada tikrai liga yra pažengusi, kada mes jo chirurgiškai negalime sugaudyti. Ir jinai vertinga yra tada, kadangi mes turime aukštą labai lygį kraujagyslių formuojančių ir maitinančių tą patį vėžinį naują darinį. Su biologiniais vaistais mes blokuojame tos kraujagyslės maitinančias, tą darinį. Taip jisai negaudamas kraujotakos pradeda merdėti ir galų gale užmiega arba visiškai žūva.
Mirties nuosprendį įmanoma atšaukti, net jeigu jį paskelbė pati klastingiausia liga, sako kiaušidžių vėžį išgyvenusi moteris, drąsinanti su juo ką tik susidūrusias moteris. Aš gavau prieš 3 metus tos vaistus biologinius, dėkoju daktariai, kuri informavo apie tokią galimybę. Priešingą atveju aš nebūčiau sužinojusi, nors ir tikrai daug skaitau, bet iš kur tu gali žinoti, kad būtent tie vaistai tau padės. Dievo ir likimo dėka ir daktarų man buvo skirti tie vaistai. Ir aš gyva, sveika. Šiuo metu aš netgi nesakyčiau, aš gyvenu su liga, aš gyvenu šiuo metu. Truputėlį nerima kiekvieną kartą, žinoma, einant tikrintis pas gydytojus, bet jaučiuosi pakankamai sveika, dirbu, gyvenu pilnavertį gyvenimą. Biologinis vaistas kiaušidžių vėžiui gydyti Lietuvoje dar vis svarstymų stadijoje, nors yra kompensuojamas kitose Europos ir net mūsų kaimyninėse valstybėse. Kažkodėl visada valstybėje skaičiuojami pinigai, kiek kainuos vaistai, bet mes paskaičiuokime iš tikrųjų tą naudą, kokią duos moteris išgelbėtos. Jos mokės mokesčius, jos mokės ne tik socialinio draudimo, bet ir sveikatos draudimo. Jos užaugins vaikus, nežinau, tai jau tada pasverkim, kas iš tikrųjų, kokia nauda valstybei bus didesnė. Ką turime dar žinoti apie kiaušidžių vėžį? Ar yra prevencinių priemonių? Nors kiaušidžių vėžio priežastys nėra aiškios, ištirta, jog dalis susirgimų yra sąlygojami genetinio sindromo. Kaip galima tada užbėgti? Ar galima iš kitos pusės tada jį pažiūrėti kiaušidžių vėžį? Labai mažai grupiai pacienčių, kurios dar neserga kiaušidžių vėžių, tačiau kurios šeimoje turėjo sergančių kiaušidžių vėžių, atlikus tokiom pacientėm genetinius tyrimus ir nustačius, kad pas jas yra BRCA genų mutacijos, kurios gali ateiti sukelti kiaušidžių vėžį arba krūties vėžį. Tokiom pacientėm galima atlikti profilaktinės kiaušidžių šalinimo operacijas ir tokiu būdu išvengti kiaušidžių vėžių. Tačiau tai yra labai maža pacienčių grupė, apie gal 12–16%. Visgi įvertinus visus šiuos dešimtmečių pasiekimus tobulinant kiaušidžių vėžio gydymą, mūsų šalies onkoginekologai sako, jog tai nebėra beviltiška liga. Iki šiol mitas pas mus dar, kad tai yra mirtina liga. Ir net aš pati, kai man gydytojai pasakė, kad jūs neskubėkite savęs laidoti, man tai buvo tie žodžiai, kurie mane vedė toliau, reiškia, nes aš irgi pradžioj, nutariau, kad aš jau mirsiu. Tai buvo, kai išgirdau diagnozę. Tai nėra jokių būdų joks nuosprendis, kad jūs turėdami vieną ar kitokį atvejį, kad tai yra būtinai jūs numirsit, ar tai bus 3, ar tai 4 stadija, ar tai 1 ar 2. Turime galimų milijoną pavyzdžių, kur mes tikrai nesitikėjome, kad kažkas tai gali išeiti, bet mes vis tiek tą darėme ir rezultatas fantastinis. Nors atrodo, pagal visus statistinius duomenis mes turėjome senai tuos pacientus, kaip sakyti, išbraukti iš mūsų sekamųjų sąrašo. Tačiau jie gyvi, sveiki, jie ateina, jie džiaugiasi gyvenimu.